Kai Sarah Berkey prisisegė. Savo slides. Tai buvo laisvės išraiška. Šiai drąsiai jaunai moteriai iš Kanados. Pusvamzdžio nuolydžiai buvo tarsi jos sparnai. Kaiji Shof, aukštyn ir per tais aplidėjusias sienas, gravitacija parado savo gadą, ir Sarah pakilo į orą. Nors jos buvimas ore truko tik kelias sekundės, ji gyveno dėl tų akimirkų be svorio, kai pakildavo virš kasdienybės. Sarah buvo pasiryžusi ne tik patį skristi, bet ir pakelti savo laisvoje slidinėjimo sportą į naujas aukštumas, iki pat olimpinių žaidynių. Jos atkaklios pastangos padėjo įteisinti šį maistingą sportą ir įgyvendinti kadaise neįmanomą olimpinio aukso svajonę. Tačiau vos po kelių dienų po savo istorinio pasiekimo įvyko tragedija. Saros istorija, kupina drąsos ir kilnių siekių, buvo skaudžiai nutraukta. Nors Jos netektas paliko tuštumą visų ją pažinojusių širdyse, Saros spindinti dvasia negalėjo būti užgesinta. Jos istorija apie drąsą nepaisant visų sunkumų ir mokymąsi skristi nepaisant baimės. Hai tikra Sarah Burke istorija. Ji gimė tam, kad pajustų skrydžio jaudulį. Augama Ontarioje, Kanadoje, Sarah Burke buvo kupina beribės energijos ir smalsumo. Kol kiti jos amžiaus vaikai buvo patenkinti likdami ant žemės, jaunąją Sarą traukė aukštumos. Ji be baimės laipiojo medžiais, šokinėjo nuo supinių ir šoko į lapų krūvas, visada ieškodama to trumpalaikio pakibimo ore momento, kai gravitacija paleidžia savo gniaužtus. Tas alkiai Jos niekada neapleido. Hauglystėje, Sarah savo pašakamą atrado slidinėjimo trasose. Kol dauguma jaunų mogulų slidininkų laikėsi gubrėtų trasų, Sarah buvo nenugalimai traukiama prie pusvamzdžio. Pasibaigus treniruotėms, ji pasilikdavo ilgiau ir slapta eidavo į snieglentininkų trasą, traukiama iš lentų sienelių, kurios atrodė nepaklūstančios žemiškiams apribojimams. Nuo pat pirmojo nusileidimo Berke buvo pakerėta laisvės jausmo, kurį suteikė skrydis virš pusvamzdžio krašto. Laisvojo stiliaus slidinėjimas tapo jos gyvenimo pašaukimu. Laisvojo stiliaus slidinėjimas - tai gravitacija paneigiantis sportinio meistriškumo ir meniškumo reginys. Sportininkai verčiasi, sukasi ir lekia žemyn apledėjusiais šlaitais ir pusvamzdžiais beprotišku greičiu, atlikdami kvapą gniaužiančius triukus, tokius kaip Flair Oslo ir 720 rodeo. Laisvojo stiliaus slidininkai pakyla net iki 15 metrų į orą, išlaikydami tikslų valdymą. Pusvamzdis yra ikoniškiausias laisvojo stiliaus renginys, kuriame slidininkai laksto pirmyn ir atgal, kad įgautų pagreitį didžiuliems apverstiems šuoliams ore. Laisvojo stiliaus varžybose sportininkai vertinami pagal techninį sudėtingumą, originalumą ir švarų atlikimą. Tai drąsus ekstremalių sporto šakų derinys ir oro biletas. Kai Berkey pradėjo varžytis 90-ųjų pabaigoje, laisvasis slidinėjimas vis dar buvo laikomas marginalia veikla, neturėjo tokio prestižo kaip olimpiniai sportai, tokie kaip dailusis čiuožimas. Sportininkai buvo laikomi neatsakingais nutrūktgalviais, kuriems trūksta drausmės ir treniruočių. Tačiau Berkey matė kvapą gniaužiančią meninę išraišką ir tikslumą tokiuose manevruose kaip pusvamzdis ir slopstylas. Ji įžvelgė laisvojo slidinėjimo olimpinį potencialą gerokai anksčiau nei kas nors kitas. Dėl nepaprasto talento ir užsispyrimo Berkey pelnė pagarbą už šio sporto neįtikėtinus įgūdžius. Ji sėkmingai siekė, kad šis sportas būtų įtrauktas į X Games, įrodydama, kad moterys gali varžytis kartu su vyrais. Jos aukso medaliai ir pasaulio čempionės titulai išsklaidė bet kokias abejonės dėl laisvojo slidinėjimo pripažinimo. Kai TDO galiausiai nubalsavo įtraukti šią sporto šaką į 2014 m. olimpines žaidynes. Tai buvo sunkiai iškovota pergalė dėl pripažinimo, kuriai Sarah Berkey paskyrė savo karjerą. Be jos nenuilstamų pastangų, laisvasis slidinėjimas galbūt vis dar kovotų užribyje, o neskrietų pasaulinėje arenoje. Sarah nebuvo patenkinta tiesiog skristi vieną. Ji norėjo parodyti pasaulio skrydžio grožį. Varžybose ji žavėjo savo drąsa ir įgūdžiais. Jos firmenys, 540 laipsnių plokščias suktukas, buvo tikras inercijos šėlsmas. Jos kūnas sukosi ratu ir ratu, kol ji nusileisdavo lengvai kaip plunksna. Gerbėjus stebino ne tik tai, ką ji galėjo padaryti, bet ir gracija ir aistra, su kuria ji tai atlikdavo. Per visą savo įspūdingą karjerą, Sarah Burke pelnė aukščiausius apdovanojimus savo sporte už novatoriškus įgūdžius. Ji tapo moterų pusvamzdžio pasaulio čempionė 2005 metais, FIS laisvojo stiliaus slidinėjimo pasaulio čempionate, tapdama pirmąją moterimi slidininkę laimėjusią šį titulą. Berkey dominavimas X žaidynėse buvo neprilygstamas. Ji iškovojo 4 iš eilės aukso medalius Super-Pipe rungtyje nuo 2005 iki 2008 metų. Tokie įspūdingi triukai, kaip 1080 laipsnių suktukas, pavertė Berkey gerbėjų numylėtinę. Ji buvo paskelbta 2007 metų ESPY apdovanojimo nugalėtoja kaip geriausia ekstremaliojo sporto atletė, aplenkusi stipriausias varžoves Tarp jų ir Banglantininką Lane Beachley. Berkey's įgūdžiai ir stilius jai pelnė pirmąsias moterų pusvamzdžio čempionės titulus 2001 ir 2005 metais. This Delta varžybos buvo tarsi žaidimas dangaus pakraštyje. Sarah svajojo pakilti dar aukščiau. Ji buvo įsitikinusi, kad jos laisvojo stiliaus slidinėjimo sportas gali pasiekti tokias pat stratosferos aukštumas kaip ir snieglenčių sportas. Olimpinės žaidynės buvo aukščiausia viršūnė. Įkvėpta savo vizijos, Sarah atsidavė tam, kad šią svajonę paverstų realybę. Per nesibaigiančius susitikimus ir pasiūlymus jos atkaklumas padėjo tokį išvysti kvapą gniaužiančias jos sporto šakos galimybes. Kaip Peteris Džadžas, Kanados laisvojo stiliaus slidinėjimo asociacijos generalinis direktorius Peteris Džadžas sakė, ji visada klausė, kodėlgi ne. Tai buvo, kodėlgi neslidinėti kartu su vyrais. Kodėlgi nedalyvauti olimpinėse žaidynėse, peržengdama laisvojo stiliaus slidinėjimo ribas. Sarah Burke patyrė savo dalį traumų.
2009 metais jis susilaužė stuburo slankstelį po nesėkmingo kritimo, varžydamasi X Games slopestyle rungtyje, nors trauma pareikalavo nugaros įtvaro ir reabilitacijos. Sarah Burke pasveiko ir dar tais pačiais metais vėl slidinėjo. Be kelių nedidelių kelio traumų ir patemptų raumenų, Sarah Burke didžiąją savo karjeros dalį sugebėjo išvengti rimtesnių sužalojimų. Kai buvo paskelbta, kad pusvamzdis pirmą kartą debiutuos 2014 metų olimpinėse žaidynėse, Sarah buvo apimta euforijos. Po daugelio metų, praleistų padedant savo sportui pakilti, jis pagaliau galės pakilti visam pasauliui matant. Kai G apkabino savo slidinėjimo draugus, ašaros, riedančios jos skruostais, buvo ne tik iš džiaugsmo, bet ir palengvėjimo. Tai buvo jos svajonė, jos kūdikis, ir dabar jis jau galėjo gyvuoti savarankiškai. Per ateinančius mėnesius Sarą apėmė gilus pasitenkinimas. G atidavė viską, kad jos aistra sulauktų savo akimirkos danguje. Dabar ji galėjo tiesiog mėgautis kelionę. Jos siela tryško dėkingumų bendruomeniai, su kuria ji dalijosi šią kelionę. G keliavo po pasaulį, pasirodydama šou ir vesdama meistriškumo pamokas, atiduodama viską, ką galėjo. Stebėdama, kaip kita karta pradeda savo skrydį. Tai ją užpildė pasididžiavimu. 2012 m. sausio 10 d. Sarah Burke treniravosi 22 pėdų pusvamzdyje, Park City Mountain Resort kurorte Jutoje, ruošdamasi savo olimpiniam debiutui. G atliko savo firminį triuką - 540 laipsnių plokščią sukimąsi, kurį buvo nepriekaištingai atlikusi daugybę kartų anksčiau. Burke atliko sukimąsi, tačiau galva pirmin trenkėsi į kietai suplūktą sniegą pusvamzdžio dugne. Iš pradžių avarija neatrodė rimta, ji buvo sąmoninga ir galėjo judinti galūnes. Tačiau po kelių minučių ji netikėtai patyrė širdies sustojimą, todėl greitosios pagalbos darbuotojams teko atlikti gaivinimą. Burke buvo sraigtasparniu nugabenta į ligoninę Salt Lake Cityje kritinės būklės. Gydytojai atliko operaciją, kad sutvarkytų plyšusią slankstelinę arteriją, tačiau tyrimai parodė, kad dėl deguonies trūkumo ji patyrė negrįžtamą smegenų pažeidimą. 9 skausmingas dienas jos artimieji budėjo prie jos lovos, kol ji buvo prijungta prie gyvybės palaikymo aparatų. Nepaisant geriausių pastangų, nepaisant geriausių jos medikų komandos pastangų, Sarah Burke tragiškai mirė nuo patirtų sužalojimų 2012 m. sausio 19 d., būdama vos 29 metų. Sarah's artimuosius ir visą bendruomenę sukrėtė ši netektis. Nors jos artima draugė išvežė Saros pelenus išbarstyti Sočio kalnuose per olimpinės žaidynės, kurių ji pati taip ir neišvydo, tai mažai guodė. Pasaulis atrodė tamsesnis, vedžios įkvepiančios dvasios, sklendžiančios virš mūsų. Tačiau net ir didžiausias liūdesys negalėjo ilgai užtempyti Saros spindesio. Kai liūdesys pradėjo slūgti, žmonės aiškiai pamatė jos istoriją tokią, kokia ji buvo, liudijimą apie svajonių siekimą be baimės. Sarah parodė pasauliui vienos moters nepajudinamą vizijos galią. Ji išsikovojo kelią į aukštumas, kurių niekas nelaikė įmanomomis, niekada nesvyruodama savo siekyje kartu kelti ir savo sportą, ir bendruomenę. Sarah palieka įspūdingą palikimą, kurio negalima išmatuoti vien medaliais ar pergalėmis. Jis gyvena merginose, kurios siekia savo drąsiausių svajonių, nevaržomos įprastų ar tikėtinų ribų. Jis skleidžiasi beribėje laisvojo stiliaus slidininkų elegancijoje, kai jie kyla į neįsivaizduojamas aukštumas. Ir jis šnabždė kiekvieno pionieriaus ryžte, primindamas, kad su tikėjimu ir atkaklumu visi galime padėti vieni kitiems atrasti sparnus. Sarah's Burkes dvasia visada bus prie rampos krašto, laukdama pagauti tuos, kurie pakankamai drąsūs ryžtis šuoliui. Nors ji išėjo per anksti, begalinis dangus laukia. Viskas, ką turime padaryti, tai sekti jos, drąsų, be baimių pavyzdžių, ir skristi.